Labas. Ketvirtadienis. Galvoju, prisistatysiu, kas manęs nepažįsta, esu Tija, mamos linijos ir mažųjų ritmų įkūrėja. Vedu šitą vlogą, tiesiog čia labiau toks turbūt eksperimentas. Sugalvojau 52 savaičių iššūkį, kuris turėtų pakeisti kardinaliai mano šeimos gyvenimą. Tai jeigu dar neprenumeruoju šio kanalo, kviečiu jį prenumeruoti, paspausti like po video, pakomentuoti. Taip padės šiam kanalui augti ir tuo pačiu bus kontentas žiūrėjimui. Tai va, tai praeitą savaitę, kiek pamenu, buvau išsikėlusi tokias užduotis, ką pasidaryti su e-shopu. Tai kol kas apsitvarkiau profilį, dar ne iki galo, bet tvarkiausi mažųjų ritmų Instagramą. Tai pakeičiau bio aprašymą, nuotrauką, laukelį ties, ką gali rasti žmonės atėję pas mus į šitą profilį. Reikėtų dar highlightus vizualus pakeisti ir tinklelį patį. Bet vėlgi dabar galvoju, ar iš vis verta tuos vizualus daryti. Nes man atrodo, kad, užėjus į profilį jis labai gražiai atrodo, bet šiaip jeigu kažkas seka, stebi profilį, tai nelabai jiems iš vis aktualu tas vizualas, tai net nežinau, ar verta iš vis ten jį keisti. Tuo labiau, kad auginant kūdikį ir mažametį vaiką reikalingas laikas, tai daug greičiau yra įkelti nuotrauką ir padaryti aprašymą, negu ten dar žaistis vizualais, kuris tikrai užima laiko. Nesvarbu, kad aš galiu būti pasiruošusi vizualų ten tą tinklelį kelis, kur tik reikėtų nuotrauką pakeisti, bet vėlgi tada reikia pavadinimą keisti, tada surasti nuotrauką, kuri tiktų. Ten yra reikalų, aš jau su mamos linija tą darau 5 metus, tai man būna greičiau tiesiog įkelti reelsą kokį, uždėti, net neuždėti coverį, bet kol aš jį uždedu, tai ten praeina dar kokią savaitę. Žinau, kad prie vieno net kokią 2 mėnesį turbūt neprieinu uždėti coverio. Tai va, tai nežinau, gali pakomentuoti komentaruose, ar iš vis verta tos vizualus daryti, kokius profilius tu stebi, ar kurie turi vizualų tą tinklelį pasidarę, kur estetiškai atrodytų, ar tiesiog kurie nuotraukas tiesiog kelia. Nes vėlgi, užėjus į profilį, tai taip, kas yra naujas, tai kaip ir mato pavadinimus ir galbūt kažkas sudomina atidaryti tą įrašą, bet tas, kas iš seniau seka, jam nelabai aktualu. Toks tikrai neužidinėjai profilį, ten pasižiūrėti, kurį čia paspaus, kurią nuotrauką, įrašą paskaityti. Tai va, tai pakomentuok, įdomu išgirsti nuomonę. Toliau darau tą skaitmeninį išsivalymą. Tai kaip ir minėjau, darau skaitmeninį išsivalymą. Toliau esu dabar ties 24 metais gegužės mėnesių. Šiaip šią savaitę stengiuosi po 3 mėnesius pratrinti screenshotus. Tai šiaip pačiai pradžiai buvo 10 642, dabar mačiau jau yra virš 6000, kai yra pratrinta. Ir vėlgi, mačiau mamos linijos tą visą istorijos eigą, kaip ten dalinosi jie ir visa kita, bet kaip ir minėjau, man atrodo, kažkuriam video arba Instagram profilį aš jau nebesigaudau. Tai aš tiesiog išsikvėpiau per 5 metus, kadangi tai dariau, galima sakyti, nemokamai ir tiesiog pavargau negauti grąžos. Aišku, tai yra nepelno siekianti organizacija, tai kaip ir suprantama, bet iš kitos pusės, kitur tai darbuotojai gauna
atlyginimus, iš kurių gali išgyventi. Mano šeima iš atlyginimo neišgyvena, nes jo tiesiog, galima sakyti, nėra. Tai tiesiog išsikvėpiau, nebežinau, ką ten kelti ir panašiai. Bet tarp skrinčiotų, ką radau kito, tai mažųjų ritmų irgi istorija. Ir pats pirmas profilis ir buvo mažųjų ritmų, per kurį aš vėliau pasakojau apie mamos liniją, kad čia kuriu ir visą kitą. Ir mažųjų ritmų buvo tikrai visai, sakyčiau, sėkmingas kaip projektas motinystės pradžioje. Aš turėjau irgi L parduotuvę, dabar jos nėra. Bando į kadrą pakliūti šitas mažas žmogus, bet tiesiog esu nusprendus, kad nenoriu vaikučių veidų rodyti. Taigi, ir minėjau, buvo L parduotuvė, mažųjų ritmų, ir jinai labai sėkmingai visai augo. Aišku, ten tikrai dar ne šimtais uždirbdavau, bet mačiau, kad augimas yra ir jis visai sėkmingas. Bet teko rinktis vieną iš 2 profilių, ar mažųjų ritmų, ar mamos liniją, nes tiesiog abiems aš neturėjau laiko. Rinkau prasmę vietoj pinigų. Ir kaip ir sakau, pavargau. Ir, tiek man, tiek mano šeimai, reikia net neišgyventi, o mes norim gyventi šiaip. Tai kol aš nepasirūpinsiu savimi ir savo šeima, tol aš negalėsiu pasirūpinti kitais. Pradžiai taip mane vedė motyvacija, kad kaip reikalinga, visa kita. Taip gaudavau daug atsiliepimų, kad ačiū, kad esat, ką darot ir panašiai, bet tai mes už tai duonos nenusipirksim. Tai aš tiesiog nenoriu čia burbėti ar kažkaip sakyti, kad kokia nesąmonė, reikalingas dalykas, tai tikrai ne. Tiesiog teko priimti sprendimą ir ties tuo sprendimu dabar dirbsim. Tai ką aš dar radau skrinšotuose, kad mažųjų ritmų darydavau tuo metu nemokamai už atsiliepimus veiklos monetizacija. Ir man labai patiko tą daryti, bet reikėjo rinktis ar vienas ar kitas profilis. Atsiliepimų turėjau gerų, kad ačiū už idėjas, netgi pridėsiu gal čia ar čia. Tos kelis atsiliepimus, kiek spėjau rasti, labai gera buvo ant širdies. Vėl atsirado ta pati energija, kuri buvo prieš 5 metus, kuomet steigiau mamos liniją. Tai tiesiog manau, kad ties čia ir ne tik sustosiu, bet ties čia apsistosiu ir darysiu toliau. Esu idėjų generatorius, man tai sekasi daryti. Vakar irgi buvau susitikusi su tokia Java, kuri šiuo metu motinystės atostogas augina vaikutį, ten perpus mažesnį negu Aistis. Tai kalbėjom apie tai, kad galvojame, kažkaip apie veiklas pradėjom kalbėti. Sako, norėčiau dailės terapiją gal pradėti daryti. Ir viskas. Aš jau jai pradėjau viską generuoti. Sakau, tau, turi šitą daryti ir šitą. Žodžiu, ten pačio plano viso nesudariau, nes vis tiek tas susitikimas nebuvo apie tai. Bet tiesiog mes kalbamės ir man vėl gimsta idėja. Ir aš vėl kažką sakau, man negalima duoti tokių darbų, nes sakau, man tiesiog įsijungia smegenis ir viskas. Man norisi padėti kitiem, kad jie irgi augtų, žodžiu, irgi finansiškai, kad būtų gerai. Tai kam aš prieš tai padėjau nemokamai, tai visos uždirbo iš savo veiklų. Ir tiesiog noriu ties tuo, manau, kad ir dirbti, nes to labiau, kad aš tai galiu daryti online kartu su mažuoju žmogum. Ta prasme, kad taip, kartu aš su juo nedaryčiau tų konsultacijų, bet ar su močiute galbūt pabūtus, galbūt pavyks pagaliau su aukle susitikti. Turim atradę, bet dar nepavyksta mums suderint laiko, nes dar dirba kitoje šeimoje. Tai galėčiau tą daryti online ir dar darysiu. Tai jeigu turi veiklą ar idėją, bet nežinai, ką toliau daryti su ta idėja, kad galėtum gauti pajamų,
Tai parašyk per mažojo ritmu man. Turiu birželio mėnesį šiuo metu 3 laisvas vietas. Tikrai galiu gelbėti, man patinka tą daryti. Tikrai kviečiu nepabijoti, ar jeigu ne tau, tai galbūt draugiai reikia. Susitarsim, kol kas tikrai nedidelę kainą, nes aš žinau, kaip motinystėj tos išmokos nėra pačios didžiausios, nors pats svarbiausias darbas, taip, užauginti žmogų. Bet tikrai galim susitarti ir sakau, aš labai noriu padėti. Tai būtų mano gyvenimo kaip misija padėti kitiems. Tiek per mamos liniją aš padėjau kitiems, tiek, bet kaip sakau, pasaulis veikia truputį kitaip. Visur turi būti mainai. Toje sferoje mainų tokių negavo, nei aš, nei mano šeima, tai daugiausia gavo kiti. Taip, o turi būti visiems gerai, visiems. Tiek kitiems, tiek ir man, tiek mano šeimai. Gerai, baigiu, aš čia labai daug prišnekėjus. Net nežinau, ar verta iš vis video dabar montuoti, ką mes nuveikėm per savaitę, nes nuveikėm daug. Tai kviečiu pasižiūrėti, jeigu matysiu, kad labai ilgas video, tai manau, kad padarysiu į 2 ir sukelsiu, jeigu ką, gal net šią savaitę. Tai gero žiūrėjimo, taip, gero žiūrėjimo ir lauksiu, kam reikia mano pagalbos. Vieną pakopą.
mano gimtadienis. Your song of the moment. Maža vasaros stovykla. Čia galit viską imti. Ar pirmą norit gaminimui, kad galėtų namie pasigaminti? Geras. Čia gali būti, ne? Vas. Iš šitų 4, ne, pasigamina Jo. toks. Na, uodų ir erkių. Šiltas paras. Nu. Iš tų negalima kišti. Šitas kiaušinis kaip 2 kiaušiniai normalūs. Kaip 2 normalūs kiaušiniai vištos. Šitą? Tai einam. Bet kokios didelis? Čia gulbinės, čia nedidelė. Nedidelis. Kitais metais jeigu pakvies atvešiu, tikrai didelių. Tai tulūzai tokie. Nori kažkurio? Su vienaragiu. Gerai, būtinai. Nori daugiau ar mažiau? Daugiau, gerai. O kokių pabarstukų nori viršaus? Pabarstukų, zefiriukų? Šitų nori? Gerai. Tiek palaikyk. 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 Atsakingą darbą tau duoti. Gerai. Zefiriukų? Ar nori zefiriukų? Nori. Dar nori ar daugiau? Vaiku? Prašau. Smeigtuką gali paimti, jeigu norėsi susidurti.
O čia? Gerai. Skaitysiu. Ratas norite sukti, išbandyti laimę. Gal ir noriu. Oi, reikės. Tuoj. Žiūriu. Ar žinote, kur yra įsikūręs globos centras? Žiūrint, kuris. Vaikai yra vaikai trakai. Kiekvienas Lietuvoje yra 66 globos centrai. Mes esam Trakų rajone vienas iš padalinių. Nutrakusi, tai nežinosiu, kur. Kur mes galėtume būti, kur mūsų centras? Nu, turbūt kažkur arčiau gamtos, gal? O. Bažnyčios gatvė. Gatvė 3 Lentvaris. Labai kviečiam užsukti. 23 dieną mes turėsim globos centro patalpų atidarymą. Yra vaikai trakai Facebook'e. Tai kviečiam sekti mus ir dalyvauti bus birželio paskutinę savaitę, yra globėjų savaitė. Ir bus daug Trakų rajone renginių. Facebook'e jie surašyti, tai labai kviesim dalyvauti. Gerai. O čia nuo mūsų. Ačiū labai. Tikrai labai kviesim. Miela. Bet čia tai vaikystė. Ane? Čia tai vaikystė. Na ką, mes pasportuot atėjom pas sesės kambarį. Tai kaip ir nujaučiau, turėjo būti labai ilgas video, tai pusę dalį savaitės, manau, kitai savaitį įkelsiu sumontuotą, nes tikrai labai smagiai leidom laiką. Ir ką, neilgaišinsiu, tai tik priminsiu, kad jeigu neprenumeruoji šio kanalo, tai kviečiu prenumeruoti, paspausti like, pakomentuoti. Tiesiog gali pakomentuoti, kad su kavyte žiūrim video. Padėsim mums augti. Ir viskas. Iki sekančio karto, tikiuosi buvo įdomu. Mes, kaip ir sakau, keliavom sportuoti.